Kačerginės kurorto teritoriją papildė dar vienas tikrai unikalus kraštovaizdžio projektas, rekreacinis takas šalia dviračių tako, kaip visiškai kito plano kūrinys, su tokiu natūraliu vaizdu, su augmenija, su medžiais, krūmais ir visais gyvūnais, kurie būdingi čia Kačerginėje. Kad pajudėti, kad praeiti neskubant nuo vieno taško, nuo vienos stotelės prie kitos, buvo įrengti takeliai, takelis pėstiesiems, takelis neįgaliesiems, apžvalgos ratas, mini amfiteatras ir tam tikros tarpinės stotelės su informaciniam lentelėmis. Nemuną turime mes, turime Jurbarkas, turi kiti rajonai. Bet eksponuojam, va šitokį apžvalgos ratą, ko gero mes pirmieji. Mes turėjom atverti Nemuno panoramą, turėjom eksponuoti medžius, turėjom eksponuoti žolinius augalus, turėjom eksponuoti paukščius, turėjom eksponuoti, žuvų negalėjom, bet užtat padarėm žiūronus, kad gal ką nors suspėsit pamatyti. Aš kviečiu čia ateiti visus, kurie ieško pusiausvyros savyje, pusiausvyros savo šeimoje. Na, ateikite, gamta yra pats geriausias gydytojas, pats geriausias draugas, pats geriausias nuramintojas.